Gerbiamas ponė prezidentė, gerbiami kolegos. Reikalas, kuriam paskirtas šios dienos posėdis, pakankamai unikalus mūsų istorijoje. Aš remiuosi 59 konstitucijos pastraipą tik todėl, kad užfiksuoti šio parlamento darbo pažeidimą ir deputato išrinkto Belgijos tautos žodžio laisvės suvaržymą. Jei aš padaryčiau bent kokį mažiausią teisės pažeidimą, tuomet šis parlamentas niekada to nesvarstytų viešai tarp šių sienų. Todėl, kad tokiu atveju aš prisiimčiau visišką atsakomybę už šį teisės pažeidimą. Bet dabar mes susidūrėme su purvina politinė byla, kurioje daug klausimų lieka be atsakymų. Ryškiausiai iškyla klausimas dėl teismų sistemos nepriklausomybės. Skirtingai nei daugelio kitų politikų manęs nekaltina korupcija. Mane kaltina tik todėl, kad prabilau. Todėl visiškai suprantu, kodėl dauguma šio parlamento deputatų nevertina nei mano metodų, nei mano siekio būti nuoširdžiu. Parlamentinių partijų atstovai gina interesus, kuriuos jie nori nuslėpti nuo visuomenės. Šiuo atveju partijų atstovai yra tik marionetės, vykdančios aukštesnėje valdžios hierarchijoje esančių valią. Mano kalba skirta mane išrinkusiems žmonėms, mūsų piliečiams. Šių piliečių valią jūs nustojote girdėti jau prieš daugybę metų. Noriu priminti jums Baltąjį maršą, į kurį 1996-aisiais išėjo belgai, kad pedofilijos atvejai niekada daugiau nepasikartotų. Prisiminkite tuos 300 000 žmonių. Pati didžiausia demonstracija Belgijos istorijoje, kurie išėjo į Briuselio gatves reikalaudami, kad teismas stotų ginti nukentėjusiųjų, o ne nusikaltėlių. Žmonės tada pareikalavo iš teismo, kad jis nedarytų nuolaidų kaltiesiems ir kad jis nedangstytų valdančiųjų nuo atsakomybės. Asmeniškai buvau tarptų demonstrantų, kurie reikalavo teisingo teismo ir atsinaujinusios Belgijos. Man tada buvo 17 metų. Šiandien prabėgus daug metų po pedofilo Marko Dutroux precedento, matome, jog Baltasis maršas nieko nepakeitė. Atvirkščiai, viskas tapo žymiai blogiau. Piliečiai pamatė, kad juos apgavo. Jiems žadėjo daug, bet nieko nebuvo padaryta. Žinoma, mes iš dalies reformavome policiją, mes suteikėme aukoms daugiau teisių, bet tuo pačiu pedofilai vis dar yra apsaugoti, todėl kad jie dalis valdančiojo elito. Būtent pedofilai valdžioje įtakoja įstatymus ir jų vykdymą. Kitaip kaip galima būtų paaiškinti tą faktą, kad teismo sprendimu buvo uždrausta ištirti pėdsakų DNR, paliktų plaukų ir kitų liekanų pavidalų pedofilo Dutroux aukų laikymo vietose. Pedofilai yra valdžioje, tik taip galiu paaiškinti prarastų šios bylos video įrašų faktą. Kaip kitaip įvardinti tai, jog valdžia kiša pagalius į ratus visiems tiems, kas nori sužinoti apie šią bylą. Dar daugiau, kaip paaiškinti tai, jog kai kurie šios bylos svarbus liudininkai netikėtai miršta. Kaip šio parlamento narys vykdžiau tik savo tiesioginį darbą – išsiaiškinti tiesą. Tuo metu, kai per didelis kiekis šios šalies politikų nori šią tiesą nuslėpti. Galiu tik spėlioti, kad šiems politikams yra kas slėpti, jei jie visom įmanomom priemonėm nori palaidoti šią bylą. Kalbėsiu apie tai garsiai ir aiškiai ir aš nesitrauksiu. Kaltinimai prieš mane iškelti teisme tiesiog absoliučiai juokingi. Tai tiesiog maskaradas, politinis persekiojimas. Nuo kadagi politikas neturi teisės kelti klausimus dėl teismo sprendimo pedofilo Dutroux procese, kuris jau buvo pamirštas. Nuo kadagi parlamento narys neturi teisės pateikti visuomeniai įkalčius, įrodančius, kad teismo sprendimas šioje Dutroux byloje netitinka tikrų faktų. Nuo kadagi parlamento narys turi tylėti, bijodamas teisminio persekiojimo. Šios šalies istorijoje nei vienam parlamento nariui nenutiko to, kas šiandien vykdoma prieš mane. Mano namus krėtė daugiau nei 15 policininkų, daugiau nei kokio įtarimo tarptautiniu terorizmu atveju. Mano asmeninis interneto puslapis, kaip ir mano partijos puslapis, valdžios buvo cenzūruotas. Mano politiniai priešininkai finansavo kompaniją žiniasklaidoje prieš mane, o dabargi valdžia man dar nurodė atlikti psichiatrinį patikrinimą. Taip, būtent taip, šiandien, jei bent ką įtarė šmeižtu, jam taikoma psichiatrinė ekspertizė. Tai nauja tendencija, bet nesijaudinkite, ypač čia susirinkę socialistai. Tokie dalykai nutinka tik Lauronui Louis arba kitiems, atskleidusiems mūsų politinių lyderių pedofilinius nusikaltimus. Kaip jau sakiau, visiškai suprantu, kodėl jums nepatinka mano metodai ir veiksmai, tačiau jūs norite, kad aš tylėčiau ir tuo pačiu dangstyčiau nusikaltėlius. Taigi, kaip jau esu pabrėžęs, visi kaltinimai prieš mane yra sufabrikuoti. Visų pirma, esu kaltinamas, jog pavogiau ir paviešinau pedofilo ir žudiko Marko Dutroux aukų skrodimo ataskaitą.
Keistas klausimas. Ši ataskaita buvo aptarinėjama viešo teismo proceso prieš Marką Dutroux metu ir kone pusė šios ataskaitos buvo žodis žodin publikuota spaudoje. Ataskaitos ištraukas galima rasti net Wikipedijoje. Su nuostaba turiu konstatuoti, jog teisminis persekiojimas už šios skrodimo ataskaitos turėjimą liečia ne visus. Tarkim, kardinolas Daniel taip pat ją turi. Tais laikais Dutroux bylos teisėjas, įsiplieskiant pedofilijos skandalui, įsakė iškrėsti kardinolo Daniel namus ir ten rado šią skrodimo ataskaitą. Kardinolas kažkodėl tai nebuvo apkaltintas teismo medžiagos vagyste. Taigi skirtingiems žmonėms taikomos skirtingos bausmės. Privilegijuotiems vienos, paprastiems žmonėms kitos. Antra, esu kaltinamas, jog kažkokiu būdu paviešinau seksualinės prievartos aukos vardą. Šis kaltinimas visai bukas. Viešai įvardijau Jolene, Melissa, Anilen, Sabine, Leticia pedofilo aukų vardus. Mane kaltina juos atskleidus, tarsi iki tol belgai nebuvo jų girdėję. Žinote, nematau jokios problemos. Jei tai tikrai nusikalstama veika, esu pasiruošęs už tai atsakyti. Bet su sąlyga, jog bus nubausti ir tie žurnalistai, nuo pat pradžios teismo proceso, publikavę šių mergaičių vardus. Trečia, mane kaltina tuo, neva įžeidžiau žurnalistą, kuris dirba socialistinės partijos laikraštyje. Stebiuosi, kodėl jūs nepersekiojate tų, kurie nebaudžiami šmeižia mane žiniasklaidoje, vadindami ekstremistu ir rasistu, o dabar dar ir bepročių, remdamėsi neva psichiatrinę ekspertizę. Jei esu persekiojamas už šmeižtą, tai įdomu, ar taip pat teisiškai bus persekiojama ministrė Milkių. Šiomis dienomis per radiją teigusi, neva savo tinklalapyje paviešinau 2 mergaičių skrodimo fotografijas. Tai melas, to nedariau, paduokite ją į teismą. Teisingumo ministras, kuris meluoja, koks geras, sektinas pavyzdys visiems mums. Tegul teisingumo ministras prisijungia prie socialistinės partijos prezidento, kuris didžiuosiuose televizijos kanaluose drįsta tvirtinti, esą atstovauju Belgijos neonacius. Šių 2 niekas nepersekioja už šmeižtą, jie gali kalbėti, ką panorėję. Ašgi privalau laikyti liežuvį už dantų. Atsisakau tylėti, atsisakau slėpti galvą smėlyje, kaip tai daro šio parlamento nariai. Prašau bent jaunų, sistemos neįbaugintų parlamento narių pažvelgti į mergaičių Jolene ir Melissa skrodimo fotografijas. Raskite savyje ryžto pamatyti tas nuotraukas. Jūsų akis jūsų neapgaus. Ir jūs daugiau negalėsite tikėti oficialia teismo versija, jog šios mergaitės neva mirė iš bado. Žinau, jog tarp šio parlamento deputatų yra sąžiningų ir nuoširdžių žmonių. Net jei tarp mūsų vyriausybės narių buvo ar yra pedofilų, tai žinoma dar nereiškia, jog tokie yra visi. Todėl liaukitės galvoti tik apie savo karjeras ir reputacijas. Eikite tiesos keliu. Taip, tam reikia šiek tiek ryžto. Tai tiesa. Tačiau kartu mes galime išvalyti mūsų šalį nuo tų, kurie jas suteršė. Tai, ką šiandien mėginu jums pasakyti, kad jūs pripažintumėte parlamento nario teisę į žodžio laisvę. Todėl, kad mes, deputatai, turime teisę ir pareigą kalbėti apie problemas šalyje. Tai mūsų darbas ir jis turi būti įmanomu. Būtina užtikrinti deputatų teisę į žodžio laisvę, kad jie dėl to nebijotų politinių persekiojimų ir šmeižto, su kuriais dabar susiduriu aš. Iš karto po mano atskleistų pedofilų valstybinėme aparate VRM ministras ėmėsi valdžios svertų, kad užblokuotų naujos politinės jėgos kūrimą. Jie taip pat ėmėsi taikyti cenzūrą mano asmeninėme tinklalapyje. Tai tęsiasi 2 mėnesius, ilgiau nei buvo cenzūruojamas internetinis puslapis šariato įstatymai Belgijai. Kai demaskavau pedofilus, prabėgo vos keletą minučių ir teisingumo ministras paragino atimti mano deputato neliečiamybę, kad pradėti tyrimą prieš mane dėl menamo šmeižto. Gėda mūsų nepriklausomiems teismams ir teisingumui, gėda mūsų demokratijai. Pas mus liko tik jų šešėliai. Ar esant demokratijai būtų įmanoma, kad teisingumo ministras naudotų valdžią savo politinio priešininko persekiojimui? Klausiu savęs, ar mes gyvename demokratijoje, ar jau diktatūroje? Šiandien ryte visiškai atsitiktinai aptikau tyrimo komisijos prieš mane ataskaitą. Joje teigiama, kad tyrimas prieš mane visiškai teisėtas ir nėra jokių juridinių kliūčių sustabdyti šį tyrimą prieš mane.
Kai žiūriu į šios komisijos narius, manęs šios komisijos tyrimas nestebina. Komisijoje ponas Landua, kuris taip pat dalyvavo komisijos pedofilo ir žudiko Marko Dutriu tyrime. Ši komisija, kaip žinia, užglaistė visus pėdsakus vedančius nuo Dutriu iki kitų valstybės pareigūnų. Kitas komisijos narys ponas Polis Frant, kuris buvo komisijos tyrusios dvasininkų pedofilų nusikaltimus bažnyčioje prezidentas. Tuomet komisija taip pat užglaistė visus pėdsakus ir uždangstė nusikaltusius dvasininkus. Jie tada išteisino vyskupus ir kitus bažnyčios vadovus, nors jie visiškai akivaizdžiai dalyvavo pedofiliniuose nusikaltimuose. Ir paskutinis komisijos narys Reformų partijos pirmininkas, tai yra mano tiesioginis politinis konkurentas. Kitais žodžiais tariant, tai, ką parašys šie ponai prieš mane šioje tyrimų komisijoje, neturės jokios objektyvios vertės. Tai yra melas. Todėl, kad jiems televizijos ekranuose buvo lengviau svarstyti Laurono Louis ekscesus, nei atsakyti į mano klausimus apie pedofiliją. Klausiu jūsų, kaip galėjo atsitikti, kad mergaitės, kurias prievartavo Dutriu, slėptuvėje išbuvo 103 dienas ir mirė neva nuo bado. Tuo metu pats Dutriu jau kelis mėnesius sėdėjo kalėjime. Mums teigiama, jog slėptuvėje šių mergaičių niekas nelankė, o tuo tarpu mergaičių lavonų skrodimo fotografijose matomos 5 cm dydžio analinės angos. Kodėl? Štai klausimai, į kuriuos mes turime rasti atsakymus. Jei to nepadarysime, tai būsime blogesni nei tie, kas įvykdė tuos nusikaltimus. Ne už ką tame nedalyvausiu. Tad rinkitės, kurioje jūs pusėje. Jei bijote atvirai sukilti prieš šias neteisybės, tai duokite nors man teisę laisvai kalbėti šią temą. Mane išrinko piliečiai, kad rūpinčiausi šalies problemomis ir imuosi politinės atsakomybės dėl suteiktų man funkcijų vykdymo. Baigdamas noriu priminti, jog pasaulis pavojinga vieta ne dėl tų, kurie daro piktus darbus, o dėl tų, kurie žinodami apie tai šių nesustabdo. Ačiū uždėmesį.